Sveiki, draugai. Langai pašalę. Nusimato gera diena. Pasimčiau pusantro litro pusę ir dėčiau, jeigu uždėsit ant galo, tai greičiausiai užsidegs. Čia biškai palūžo. Čia suremontavom, jau šito išvis mes prieš. Čia šakelę dar išlydam. O, jau mano kelionė viskas pasibaigė šiandien. Pritrūko biškį ištvermės. Gal kelios nemiegotos naktelės prisidėjo.
Bet labai pradėjo stipriai raumenis traukti, kojų, rankų, visko. Negaliu iš vis rasti patogios vietos, kur netraukia. Tai labai gaila, labai smagu. Va, privažiavau pietų zoną, tai čia realiai pusiaukelė. Bet jau dabar, man atrodo, yra... Kiek čia tų valandėlių, palaukit, pažiūrėsiu. Dabar turim po 4:11. Va, kaip atrodo kovos randas. Lūžo. Čia nekalbu jau apie išvaizdą. Bandysim plauti, žiūrėti, kas čia gavos. Tai žodžiu, ant šitos pusės 2 kartus kritau. Ant šitos kartą. Šitas irgi lūžo čia. Ką dar turim? Dar šitą kojelę susilanksti. Nu, čia plausim, žiūrėsim, dar kas pasimatys, bet šiaip iš pradžių kaip ir susinervinau, bet paskui tai pagalvojau, nu dabar jau vis tiek smagiau krist. Ir čia nėra tas toks kritimas, kad brauki žvyrų ir skrendi toli. Čia labiau tiesiog paslydo ratas ir kritau ant šono. Trūksta patirties. Padangos, manyčiau, labai prastos šitam reikalui. Ten, kur smėlis, ten gerai, bet kur prasideda šlapia žolė, pieva, tai labai nieko gero. Ką, mano kelionė baigėsi. Atsigersiu monsteriuko. Ir viskas, važiuoju į Kauną. Iki Kauno dar virš 2 valandų kelio, 170 km. Tai dar daug prieš akį. Bet jau GoPro nusiimsiu, kad netrukdytų man čia. Ir jau turbūt nefilmuosiu. Nu dar gal čia biškį pafilmuosiu. Tai ką, tokia ta pirma patirtis. Enduro rally. Va, gavau kaklaskarę. Yra numeriukas. Ir aš tai atrodo taip, nežinau, čia dar nerodžiu. Žodžiu, visas baisus, visas. Bet nuotaika gera, gal biškį galvas skauda, tai taip neina perteikti, tikiu, kad susigulės viskas, kas čia vyko, galvoju dar. Ir tikrai bus ką prisimint. Labai faina hebra buvo, su kuria važiavau, tai gerai buvo ko pasimokyti.